Vladimiras Putinas melavo ir aš neperdėdu. Tai yra faktas, kurio laikas tiksliai žinomas. Ir tai, kas įvyko po šio melo, buvo taip didžiulė, kad Rusijos vyriausybei teko paskelbti nepaprastąją padėtį. Tai istorija apie didžiausią kerštą per 4 karo metus. Gegužės 9-ąją Putin viešai sutiko su 3 dienų paliaubomis su Ukraina, kurias tarpininkavo Donaldas Trumpas. Jis rusų žurnalistams pasakė, kad karas artėja prie pabaigos. Buvo apsikeista belaisviais, spaudžiamos rankos, viso pasaulio antraštės kalbėjo apie taiką. Ir kol visa tai vyko, tyliai Rusijos kariuomenė rytų Ukrainoje darė kai ką kitą. Jie persigrupavo, stiprino stovyklas, apkasus ir kaupė didžiausią dronų bei raketų arsenalą, kokį Rusija kada nors buvo paruošusi vienam puolimui. Paliaubos baigėsi 11 dienos vidurnaktį po 48 valandų. Kijevo dangus užsiliepsnojo. 1567 dronai, 56 raketos. Visas 9 aukštų pastatas sugriuvo ant miegančių šeimų. 24 žmonės žuvo. 3 iš jų buvo vaikai. Tai buvo didžiausia oro ataka per 4 karo metus. Ir būtent tuo metu kažkas pasikeitė Kijeve. Ukraina nusprendė, kad to taip lengvai nepaliks. Tai, kas įvyko per artimiausias 48 valandas, pakeitė viską. Vienu metu 6 Rusijos regionuose. Ir tai, kas buvo pavojuje, buvo kur kas daugiau nei nafta ar bombonešiai. Šiandien pamatysite, ką Ukraina nuveikė per tas 48 valandas ir kodėl tai patvirtino tai, ką Putinas desperatiškai bando nuslėpti. Norėdami suprasti kerštą, pirmiausia turite suprasti vieną dalyką. Putinas nesutiko su paliaubomis, todėl kad tikėjo taika. Jis sutiko, nes jam reikėjo laiko. Laiko pasiruošti didesniam puolimui. Ir tai nėra spėlionės. Vašingtone įsikūręs karo studijų institutas dokumentavo kiekvieną judesį. Putinas nesiekė taikos. Jis užtaisė ginklą. Kai paliaubos baigėsi 11 dienos vidurnaktį, niekas neįsivaizdavo, kas laukia per artimiausias 48 valandas. 13 dieną prasidėjo atakos. 800 dronų vienas po kito smogė miestams nuo rytų iki vakarų, įskaitant regionus, kurie niekada anksčiau nebuvo bombarduoti. Bet tai buvo tik apšilimas. 14 dieną Rusija surengė didžiausią oro ataką per visą karą. Per 48 valandas Ukrainą užgriuvo 1567 dronai ir 56 raketos. Ukrainos gynyba sugebėjo numušti 94% dronų, bet tik 7% raketų. Ir būtent per tą spragą įėjo mirtis. Kijeve, Darnicijos rajone, 9 aukštų pastatą vidury nakties pataikė balistinė raketa. Visos sienos sugriuvo ant butų, kuriuose buvo žmonių. Žuvo 24 žmonės. 3 iš jų buvo vaikai, jauniausiam buvo 12 metų, dar 48 buvo sužeisti. Apie 20 žmonių vis dar buvo dingę, kai patekėjo saulė. Kijevo meras paskelbė oficialų gedulą. Volodimiras Zelenskis sušaukė karinių vadų skubų susitikimą ir davė vienintelį įsakymą – suplanuoti atsaką. Ir žinote, kas yra įspūdingiausia? Nuo Zelenskio įsakymo iki pirmųjų raketų krentančių į Rusijos teritoriją praėjo mažiau nei 24 valandos. Per vieną dieną Ukraina surengė koordinuotą operaciją 6 skirtinguose Rusijos regionuose. Nuo Azovo jūros iki Kaspijos jūros. Tam paprastai kariuomenėms prireikė savaičių. Vladimiras Putinas buvo pasirinkęs formulę, kuri veikė pirmaisiais karo metais – terorizuoti civilius, palaužti moralę, priversti daryti nuolaidas. Tačiau ši formulė nebeveikia ir jis buvo paskutinis, kuris suprato, kad Ukraina daugiau nepasiduoda. Ukraina atsako. Putinas užtruko 3 metus, kol tai suprato. Ir už tą delsimą brangiai sumokėjo.
Kerštas prasidėjo 15 dienos 2 valandą ryto. Tuo metu 100 km Rusijos teritorijoje Riazanės miesto gyventojai išgirdo pirmąjį sprogimą. Po to antrąjį, po to 10. Viena miesto gyventoja, duodama interviu nepriklausomai Rusijos žiniasklaidai, pasakojo, kad jos draugai, kurių artimieji dirba vietinėje naftos perdirbimo gamykloje, tą naktį buvo perspėti neiti į darbą. Taikinys buvo Riazanės naftos perdirbimo gamykla, 4. pagal dydį Rusijoje. Ji perdirba 17 milijonų tonų naftos per metus ir turi vieną lemiamą ypatybę. 840 tūkstančių tonų metinės šios vienintelės gamyklos produkcijos yra aviacinis žibalas. Kuras, kurį Rusijos oro ir kosmoso pajėgos naudoja naikintuvams, bombarduojantiems Kijevą. Kitaip tariant, Ukraina smogė kuro bakui karo mašinos, kuri prieš 2 dienas nužudė 24 žmonės. Ir štai kas Kremliui skaudžiausia. Ukrainos dronai nepataikė į bet kurią naftos perdirbimo gamyklos dalį. Jie pataikė būtent į distiliavimo įrenginius, techninę perdirbimo širdį. Be jų gamykla nesugeba pagaminti nė lašo kuro. O atstatymas užtrunka mėnesius, tikriausiai daugiau nei metus. Kai saulė patekėjo virš Riazanės, gyventojai pabudo ir išvydo tai, ko niekas nesitikėjo. Juodi ir riebaluoti lašai, tekantis nuo langų, automobiliai padengti tamsia plėvele, žymės prilipusios prie durų, žaidimo aikštelės žaislų, balkonų. Rusai tai pavadino naftos lietumi. Tarptautinė žiniasklaida tai pavadino techniniu terminu – juodasis lietus. Šis reiškinys šiuolaikinėje istorijoje buvo įvykęs tik 3 kartus – Hirošimoje po atominės bombos, Kuveite per Persijos įlankos karą ir Teherane prieš 2 mėnesius. Dabar atėjo eilė Rusijos miestui, turinčiam 500 tūkstančių gyventojų, esančiam 180 km į pietryčius nuo Maskvos. Regiono valdžia paskelbė nepaprastąją padėtį. Mokyklos ir vaikų darželiai buvo uždaryti, o per artimiausias valandas paaiškėjo gėdingas faktas. Vienas iš gyvenamųjų pastatų nukentėjusių naktį nebuvo pataikytas Ukrainos dronu. Jį pataikė pačios Rusijos priešlėktuvinės gynybos raketa, paleista bandant numušti dronus, tačiau nepataikiusi į taikinį. Rusija apšaudė savo pastatą. Pagalvok apie situaciją. Priešlėktuvinė sistema, kuri turėjo apsaugoti Rusijos pilietį nuo Ukrainos drono, galiausiai nukrito ant to paties piliečio. Vladimiras Putinas rizikavo žmonių, kuriuos prisiekė ginti, gyvybėmis. Ir net yra vaizdo įrašas, rodantis tą akimirką, kai tai įvyko. Kremlius gali neigti, bet vaizdo įrašai tai rodo. Tačiau Riazanė buvo tik dalis. Ta pačią naktį koordinuotai Ukraina smogė dar 5 Rusijos regionams. Jeisko mieste prie Azovo jūros dronai visiškai sunaikino retą amfibinį lėktuvą Berev. Orlaivis, kurio vertė viršija $40 milijonų, galintis nusileisti tiek vandenyje, tiek sausumoje. Rusija turi tik keletą tokių lėktuvų ir negali pagaminti daugiau dėl vakarų sankcijų. Kiekvienas sunaikintas orlaivis yra nepakeičiamas nuostolis. Jie taip pat pataikė į priešpovandeninį sraigtasparnį, kuris buvo apvyniotas antidroninėmis tinklais. Tinklai nebuvo pakankami. Kaspijos jūroje ukrainiečiai atakavo Rusijos Kaspijos flotilės bazę, pataikydami į raketnešį ir minų medžiotoją. Okupuotame Kryme sunaikinta dar viena rusų priešlėktuvinė sistema. Luhansko regione per vieną naktį dar 23 kariniai taikiniai. Už šios operacijos stovėjo vienas vardas – majoras Robertas Brovdis, ukrainiečiams žinomas kaip Madžaras. Ukrainos dronų pajėgų vadas. Žmogus, kuris koordinavo kiekvieną iš 23 tą naktį pataikytų taikinių. Tai nebuvo kerštas, tai buvo žinutė. Bet štai klausimas, kurio Kremlius jau nebegali ignoruoti. Kaip įmanoma per vieną naktį pataikyti į tiek daug taikinių, išsibarsčiusių nuo Azovo jūros iki Kaspijos jūros prieš antrąją pagal dydį karinę galią planetoje? Atsakymas slypi ginkluose, kurie tai padarė.
Ukrainos ilgojo nuotolio dronai, kurie sunaikino Riazanę, kainuoja $55 000 už vienetą. Jie pagaminti iš faneros, plastiko ir anglies pluošto, tokio paties, kokį naudoja lenktyniniai dviračiai. Daugiausia juos gaminanti įmonė vadinasi Firepoint. Ir prieš 3 metus, dar prieš Rusijos invaziją, Firepoint buvo agentūra samdžiusi aktorius filmams Ukrainos sostinėje. Įmonė dirbo prie 2016 metų romantinės komedijos, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko tuometinis komikas, apie kurį tikriausiai jau esate girdėjęs, Volodymyras Zelenskis. Pagalvokite apie tai. Iki 2022 metų ši įmonė skambino aktoriams ir aktoriams, kad jie pasirodytų kvailame Holivudo ukrainietiškame filme. Šiandien jis sudegina $1 milijardo vertės Rusijos naftos perdirbimo gamyklą. Ir dar yra daugiau detalių apie Firepoint. Tarp įmonės patarėjų yra buvusio JAV valstybės sekretoriaus Maiko Pompėjo vardas. Ir žinote, ką tai reiškia? Kad vakarai žino milžinišką šios įmonės svarbą ir ją remia. Maskvoje reakcija buvo tyla. Rusijos valstybinė žiniasklaida užtruko kelias valandas, kol pripažino išpuolį prieš Riazanę. Kai pripažino, Kremlius pareiškė, kad viską kontroliuoja. Kad nukrito tik keli dronų nuolaužos. Kad naftos perdirbimo gamykla veikia įprastai. Tačiau tuo pačiu metu pačios Rusijos regiono gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Mokyklos uždarytos, darželiai uždaryti, ugniagesiai dirba jau kelias valandas, o dangus virš Riazanės juodas nuo dūmų. Putinas gali meluoti vieną kartą. Tačiau šį kartą melas buvo užfiksuotas vaizdo įraše. Ir palydoviniai vaizdai. Ir štai ką įrodė ta vienintelė naktis. Ukraina sugebėjo koordinuotos operacijos metu smogti taikiniams išsidėsčiusiems per visą Rusijos teritoriją, nuo Azovo jūros iki Kaspijos jūros. 2000 km atstumo skiria tolimiausius taškus. Rusijos priešlėktuvinė gynyba, kurios statyba kainavo milijardus, nesugebėjo apginti nė vieno iš šių taikinių. Žinutė Putinui buvo aiški. Rusijos teritorijoje nebėra saugios vietos. Ne naftos perdirbimo gamykla, ne karinis oro uostas, ne karinė jūrų bazė, ne Maskvos dangus svarbiausia Rusijos kalendoriaus diena. Ir dabar Putinas turi 2 kelius. Jis gali vėl eskaluoti, surengdamas daugiau atakų prieš Ukrainos civilius, kaip Kijeve. Jis gali bandyti dar didesnį kerštą. Ukrainos žvalgyba jau nutekino informaciją, kad Kremlius artimiausiomis savaitėmis planuoja atakuoti patį Zelenskio kabinetą. O Baltarusija vis labiau spaudžiama Rusijos, bet kuriuo metu gali oficialiai įsitraukti į karą. Bet yra viena problema. Kiekvieną kartą, kai Putinas eskaluos, Ukraina dabar atsakys. Ir atsakys Rusijos teritorijoje. Su ginklais, kurie kainuoja tiek, kiek paprastas automobilis. Ir kurių Kremlius nesugeba sustabdyti. Prisimeni pirmąją šio vaizdo įrašo frazę? Vladimiras Putinas melavo apie taiką. Ir per brangiausią savo kadencijos savaitę jis sužinojo, kad Ukraina nustojo apsimetinėti, jog nemato. Per vieną naktį, maždaug 6 Rusijos regionuose, karas perėjo į naują fazę. Fazė, kurioje Vladimiras Putinas jau nebegali paslėpti to, kas vyksta. Net ir nuo savęs paties. Net ir nuo Rusijos. Net ir nuo pasaulio. O kaip tu manai, Putinas yra strategas skaičiuojantis katastrofą? Ar jis tiesiog diktatorius, kuris jau prarado ryšį su realybe? Palik savo atsakymą komentaruose. Pasidalink šiuo vaizdo įrašu su žmogumi, kuriam reikia suprasti, kas vyksta. Ir užsiprenumeruok kanalą, kad galėtume toliau kartu stebėti šią istoriją. Iki kito karto.